Aš išėjau į mišką mat 50 metais. Aš jau 48 metais baigiau gimnazijų, dar išvažiavau kariuomenėn ir mes iš kariuomenės pabėgom paskui tryse. Suprantu, negalima buvo tarnauti, buvo persekiojimas. Turėjau ryšį su partizanais, paėmė įtartinų laiškų tokių. Liepojos kariniam miestį tarnavau, Baltijskį flotą. Aš kur tarnavau, Liepojos kariniam miestį, Baltijskį flotą. Ir man prasidėjo labai viskas blogai, prasidėjo dėl to, kad aš buvau baigęs vidurinį, to laiku būda buvo mažiau baigusių. Ir prie man pradėjo kabintis dėl konjakom jaunuolys. Dėl konjakom jaunuolys man norėjo pasiūsti Kronštatą jūrų karo mokyklą. Aš tą laiką laisvai jaučiausi. Sakau, aš tokios organizacijos nepripažįstu. Esu lietuvis, sakau, pas mums nebuvo tokios. Taip ir pasakė. Pasakiau štabį, paskui pradėjo naktimis iššaukti. Aš susirašinėjau su vienu partizanu laiškais. Ir tų laiškų įtarė, kad kai pradėjo matyti man sekt, įtarė paskui naktį įsišaukė štaban, skaito, su ko tu perepysivai užsek. Tai aš pasakau, mama, tėvas Sibirė jau buvo išvežtas, o mama Lietuvoj su savais. Laiškų skaito, roj, kas čia toks jums rašo, man nereikia prisižinti. Tada man būtų teisi iš karto, kariniam dalinyje. Aš sakau, tai čia pažįstamas iš mokslo laikų, sakau, visai, suprantate, čia nieko dirba visai žmogus, ką jūs. Ir šito Kronštato jūrų karo mokyklos ir prie man pradėjo knystis. Kas aš toks, paskui viskas dėl ko tavo tėvas Sibirėn išvežtas, sakau, tėvo ar klausti, arba kas vežė, sakau, aš nevežiau, nežinau. Aš jau matau, kad blogai, tai tada aš pradėjau organizuoti pabėgimą, man bus suėmė jau. Tas Laucis dirbo medicinos sanitaru. Leidžiamas turėjo vaikščioti po karinį miestelį, o aš tikrindavau pakrantės gelžkelio liniją meistrum dirbau. Irgi buvau įsitaisys apie lengvesnį darbį. Irgi turėjau leidžiamą eiti pakrantėm, kariniam miestą, reiškia. O tas trečias neturėjo, jis atstovėjo nuo postą. Postą atstovėjo tiek valandų, jam buvo jau poilsis. Mes pavakarį prie saulės sėdimo, tai taip išėm būk taip pairių, mes tai turim leidžiamas, tik tai tas trečias draugas neturi, bet einam kartu visi. Neginkluoti nieko, tik tai kariškai apsirengti. Ėjom tą pairių, mes ir sakom, kol mes eisim tą pairių, einam postų vienu praėjom, mes parodėm leidžiamas, kad mes turim tai įsivaikštinėti. O tas neturi, bet tai čia mūsų draugas, sako, mes visi nepatikrino tą trečią. Aha, galvoju, kad visi turim. Ir paėjom, kūdė. Širdis jau biškį dreba, reikia dabar kaip čia atsiplėšta, čia žinai jų postai visokių pilna, bet labai miškuota, krūmuota. Na ir paėjo kokį kilometrų pairio, tada metėms ir į miškus. Ir pylėm, tie tada greitai, iš pradžių nebėgam, bėgsi, pamatęs tavysis, aišku, kad supranti. Na ir nuėjom per naktį virš 50 kilometrų. Į Lietuvos pusę? Pylėm Latvijų. Ne į Lietuvos pusę pylėm, bet į Latviją. Į Latviją gilyn. O kodėl? Į Latviją pavojingiau. Mes lietuviai ton pusėn daugiausia stos, mes žinom. To išaiškis, kad visi lietuviai pabėgo. Ir prieš mums tie bėgdavo, visus pagaudavo. O tiek lietuvių bėga, pagavo dzūkai. Daug bėga. Bėga daug. Ir atrado, nuteisdavo jūs tada? Po 8 metus, po 10 metų kalėjimo teisdavo. Nu, tą laiką jau bėgimui jau aš vadovau. Turėjom žemėlapį, kompasų turėjom, visą planšetį turėjom, fotoaparatų turėjom. Kai jau biškus pasiekėm, tai visi tur pabėgdavom, buvom įsitreniravę, bėgti nebijojau, tada ne tiek. Pabėgdavau, kuo toliau atsiplėšti, kuo toliau, kad jau pradėjo visai šviesų, tai kur jau reikia apsistoti, jau nebegalėjai vis dienos metu visai. Tai apsistojom, tai tranšėjos, pušys tai va 4 metrų, 5 metrų aukšti visos nukapotos be viršūnių. O jau tik kokia amunicijos visokios, jau kiek tu laužom, po kardo niekas nebuvo sutvarkyta. Na ir paskui rytą pabundam, biškį pramygom, mes žinai, miegas dinėjame, daug pramygom. Girdim šūnas, mašinos girdžia suūžia. Tai jūsų ieškojo? Mums supa. Ir draugai mums ieškojo, tie patys Verbinsko Vytautas pasakojo, man Vainoras gyvena, kaip jos visus vežė mums gaudyti. Lygi 50 km spindulis, kirto visur, sakė. Nusakau, daugiausia ant Lietuvų jėgos metė, bet ir visur aplink visų karinį miestų iki 50 km žiedų padarė. O mes buvom už žiedą, bet labai netoli, gal porą kilometrų ar kilometras tik tai šitie pasirodo, kad mes girdim mašinų užės ir šunų skalinimų girdim.
einam dar dienos metu, miškais prisidengdami dar einam tolyn ir tolyn. Ir pasirodo, ir mum jie neužtirta. Ir mes laimingai pasitraukėm, tai tada eidavom naktim. Naktim ir naktim. Jau sukot į Lietuvą, tada jau ar ne? sukam į Lietuvą. Jau sukam į Lietuvą, kad Lietuvos sieną priejom, tai ėjom per Laižuvos miestelį, ten Mažeikių rajone, Laižuva toks miestelis bažnytkaimys ir tai, palei kapinės tokias, užrašyta Laižuva. Nakties metas, sakau, mes 3 vyrai, einam, ką, čia mums koks vienas skrebėsi dar neustas. Žinau, ar ten buvo skrebų, ar nebuvo, tai kas tikriausiai, kad buvo dabar. Laimingai, vėra jam niekas mums nesustabdė, tik Latvijoje buvo, Latvija apskundė vienas į dieną, užėjom valdyt paprašyti. Tai davė tokias kamsa šitų žuvelių žinią atsiduoda. Tiek jau mes valdyt norim, valdėm ir jas. Tai pamatėm, kad, matyt, ar žmona kas paskambina, ar tai buvo, pamatėm 2 milicininkai. Su lineikus arkliai važiuoja, tie man ginkluoti. Ir neina vidun, jie neina vidun. Matai, Latviai kaip Latviai. Nu tai sakom, mes surūpužė, sakom, nebalauk, tai tų šeimininkų kas. Atvažiavo, sako, jum paimt. Šitiek, nu, prateiktas Latvijai, skundat šetonis. Na, ir kodėl mes jam darysim, nieko nedarėmės, jie sėdžia lineiko ir laukia, kol mes išeisim, ar šeimininkas matyt lieps išvesti, o kai tiek. Tai mes per kitų pusį per langų šokam visi 3 ir ant kitų pusį pabėgam, o jie nemato, aš taip sėdžiu, kad šitą pusę sėdė, tai mes pro langą ant pusę. Paskui pamatė, kai jau mes jau nubėgam, jau koks jau 200 metrų, gal 100, tai šotama tada iššovė, nukurti čia mum ir nieko. Vienkiemis buvo? Vienkiemis toks Latvijų, netikusių papuolė. Tai paskui jau nebeidavom dienom ir nebeužeidavom pas Latvis, tai neužilgą pasiekėm Lietuvų, tai eidavom tik naktį. Atėjom laimingai iki Žagarės. Iki Žagarės laimingai, atėjom prie Žagarės, mums labai pirtį užkūrė didelę. Tas Laucis buvo dirbęs matininkų ir aš buvau dirbęs matininkų praktikantų Joniškio rajone. Mes jau ten apylinkės biškį Joniškį žinojom, supranti. Na ir krumuotos vietos, kad greičiau mums pareit, bandėm eit dieną, tarp Žagarės miškų, tokie laukai, krūmokšniai, dienos metu bandėm eit. Ir ėjom, supranti, nieko, tartum, o mes gerai nebeapskaičiavom, kad šitas Joniškį Žagarė plentas visai netoli. Ir kai mes taip, kokį gal 100 metrų nedaėjom plentą, pamatėm kareivių, vieną mašiną, kitą mašiną kareivių važiuoja. Ir stoji pilnas. Mes greičiai taip sugriuvom, Miežių laukas toks, sugriuvom, akui pamatėm, sustojo mašinos, tik šauka kareiviai iš mašinų. Jie mums irgi pastebėjo, pasirodo. Nu, tai mums beliko bėgti. Greit bėgti, mes visi buvom paruošti, vyriokai įsitreniravę, greit įsiskyrėm visi ko rečiau. Nu, Jėzus Marija tada tai ugnį partizanė gyvenime nėra buvę tokios ugnies, kaip tada buvo. Šaudė. Jėzau, kad davė iš kulkosvaidžių, iš automatų, tai jau juokas, jie paskui... Bet jie nesivėlo. Vijas truputį, bet automatiškai ir kuti mums pavys. Ir labai geras laukas toks Miežių, bet tokių karklų vis kupstai didelį, tokie pagriovė kupstai, tai mes susidengėm už tų karklų. Tai kaip trautė kulkosvaidžio serijos, tai tik tai Miežiai, tik varpos vyra, tas greit griūvi ir pasivy pačiaužiu šonant, kad to vieto nešaudėt. Ir vėl tyli, tai ir aš nešiau tada planšetę, tai buvo fotoaparatas, išnešiau, nenumečiau, jau aš Petriukui sakiau, sako, aš mes aparatų, jeigu ilgai, o tas aparatas buvo Petriuko Lausiaus. Nu, sako, aš ir paimti nebegaliu, reiškia, kaip nori, bet nenumečiau to aparato. Ir laimingai pabėgom, įsivaizduok, ne vieno, nei sužeidė, ne nieko, bet apšaudė, tai 15-20 minučių, tai taip terškė iš vienuolis buvo. Daug kareivių, 2 mašinos užvažiavo, bet paskui maždaug jau mes nebematėm. Tada kaip tik vyko siautimas valymas čia. Nuo Joniškio ir jis atėjo čia Kiaurą, Biržus, nuo Biržų į Rokiškį. Čia kariuomenės visur. Bet jūsų apranga, taigi kareiviška. Kareiviška apranga. Tai kada jūs numetėte tą? Taip ir atėjote iki čia, su ta kareiviška? Su ta kareiviška apranga. Nu tai da buvo susidūrimas Saločios, va už Biržų. Žinot Saločių miestelį per Mūšą tiltas. Ir mes norėjome įeiti Saločių miestelin, per Mūšą persikelt mums reikia. Nežinom, kad tiltas saugomas. Skrebas automatas stovint tiltą. Tik užėjom ant tiltą ir kitos dės. Mes rūsime mūšiškai matėjom, sakom, ko jums reikia nieko. Tas mes brakšau automatų. Supranti, mes atgalio.
supranti, mes nieko, bet jis mums nesivyja. Kareivėlis, matyt, stovėjo kareivis, o mažas skrebas koks jaunas. Mes taip rūsiškai nusikeitėm, supranti, būk tik, kad rūsai, kokie mes, bet jis žino tą, kad ir naktį, kad mes uniformuoti. Ir ne, jis matyt pamislė, ar jis bijoja, ar jis pamislė, kad čia savi skrebai, kai tie paėlė. Ir nieko nebedarė, kad mes viršūnėjom. Tai mes nuėjom paskui Mūšos pakrantę, už kokią puskilometrę. Atradom prirakintą valtį, nulaužėm tą užraktą, tą baslį, kur buvo prirakinta. Išlaužėm, sėdam valtį, per Mūšą persikėlėm. Per Mūšą persikėlėm, tada atėjom jau čia, pasiekėm jau Biržus. Ir čia Papiliečius, čia Kubilias. Nieko nežinau, vienam klojimą sulindam, buvom išvardę, jau Aušą. Sakom, pailsėsim, pardien pabūsime, supranti, kad ir nevaldė, jau tiek to vakaris, sakom, pasieksime rimtus kaimus savo, tai tada jau pavaldysime, teko ar pavadauti. Tai kiek dienų ėjot? Ėjom, gal mes ėjom kokias savaitį netoli.